Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, labadiena tarėme visiems Galiūnų sporto gerbėjams, sveiki atvykę į šaunų miestą Kauną, kuriame šiandien yra tikrai didžiulė šventė, sutraukusi didelį būrį žiūrovų. Iš tikrųjų mes rodysime šį kartą ne Čempionų lygos batalijas ir ne Lietuvos Galiūnų čempionato vieną iš etapų. Rugpjūčio 1 dieną Kaune stipriausi Lietuvos vyrai, prekybos miestelyje Urmas, pirmą kartą dalyvauja surengtame Lietuvos Galiūnų vilkikų tempimo čempionate. Čia dėl stipriausiojo titulo varžysis 10 geriausių Lietuvos Galiūnų. Tarp jų ir Žydrūnas Savickas, stipriausias planetos žmogus, daugelio rekordų savininkas. Šias varžybas man padės komentuoti Darius Šukys, kuris kultūrizmą ir jėgos trikovę aktyviai kultivuoja daugiau kaip 14 metų. Tai daugkartinis jaunimo ir suaugusių jėgos trikovės nugalėtojas ir rekordininkas. 2004 metais jis gavo jėgos trikovės sporto meistro atskirį. Dabar jis yra Žydrūno Savicko sporto klubo salės instruktorius, asmeninis treneris. Sveiki, Dariau. Sveiki. Ar teisingai regalijas visas pristačiau? Beje, žinau, kad taip pat konsultuojate ir sveikos gyvensenos ir mitybos klausimais. Jo, padedam. Tai aš tikiuosi po laidos patarsite ir man keletą niuansų. Taip, šiame čempionate, kuris pirmą kartą organizuojamas, beje, kaip sakė Žydrūnas Savickas, tikimės, kad jis nuo šiol bus kasmetinis, dalyvauja 10 galiūnų. Juos visus matote ir leiskite pristatyti, o jūs, gerbiamas Dariau, padėkite mums trumpai apie šiuos žmonės sužinoti daugiau. Žydrūnas Savickas, čia viskas aišku, persona numero 1, visi žinome apie jį labai daug. Vidas Blekaitis, pagrindinis konkurentas. Šiam momentui ne, sakykime, bet... Kukliau taip vertinate. Saulius Brusokas, užsispyręs Marijampolietis, gali sudaryti konkurenciją? Jo, vienareikšmiškai. Lenkiu galą prieš šį žmogų. Taip, Donaldas Andriulis, žmogus, kuris dalyvauja daugelį etapų ir jo rezultatai lygtai ir didėja, gerėja. Taip, trumpai apie jį. Sakykime, labai stiprus vidutinės klasės sportininkas. Štai, beje, jį kaip tik ir rodome. Dalyvauja šiuose varžybose pats Antanas Abrutis, žmogus legenda, ar ne? Vienareikšmiškai. Žmogus, kuris dalyvauja varžybose, na, tiek atiduoda save, kad ir traumų nepavyksta išvengti, bet šio žmogaus užsispyrimas iš tikrųjų visada žavi. Vilmantas Bliujus, kylanti žvaigždė. Ar pritarė tam posakiui? Taip gan kritiškai girdžiu jūs nusiteikęs mūsų Galiūnų atžvilgiu. Žodžiu, pagal jūsų atodus suprantu, kad Vilmantui Bliujui dar reiks tikrai ne vieną pūdą druską suvalgyti, kad jisai galėtų pasirodyti gerai, ar ne? Vienareikšmiškai. Taip, Dalius Ziminskas, trumpai apie jį. Irgi stiprus, susispyręs sportininkas, gal truputėlį trūksta jam raumenų masės, bendros kūno masės, kad galėtų rodyti geresnius rezultatus. Taip, Vitalijus Kryžanauskas. Žmogus, kuris žymus savo charizmą, savo reikimais. Taip, jį pamatysime. Kęstutis Daugėla. Kęstutis Daugėla, jaunas sportininkas, kažko negaliu labai jau. Ir paskutinis Mindaugas Jaras. Mindaugas Jaras irgi jau užsispyręs, bet vis kažko pritrūksta jam varžybos. Taip, dabar apie šį pirmą kartą organizuotą čempionatą. Ar pats buvote Kaune, ar dabar matote pirmą kartą tuos vaizdus? Dabar matau pirmą kartą, gaila neteko būti, nes dirbau tuo metu, tai negalėjau dalyvauti. Beje, pats dar dalyvaujate varžybose, ar kaip kažkada šnekėjom, dėl tos nelemtos traumos pristabdėte? Jo. Sportinę karjerą. Jo. Taip, pirmoji rungtis ar pirmasis etapas, kaip žinia, šis čempionatas iš kelių etapų. Trumpai apie šį pirmąjį etapą, matome atstumą, matome svorį, kurį turi Galiūnai nutempti. Kaip galite pakomentuoti, į ką čia reiktų atkreipti dėmesį ir tiems, kurie galbūt pirmą kartą stebi šias varžybas, į ką atidžiau žiūrėti? Iš principo, žiūrėti reikia laiką, per kurį pratempia sportininkai ir tiek čia kažkokių tai labai tokių specifinių dalykų kaip ir nėra. Čia svarbiausia, kaip treneris galite pasakyti, svarbiausia sprogstamoji jėga ar visą laiką būtina išlaikyti tą tempą? Ir sprogstamoji ir ištvermės reikia, nes vis tiek sportininkas dirba ilgesnį laiką, 20 sekundžių, tai reikalauja didelių jėgų.
O kalbant apie tą techniką, ne vieną kartą ir su Žydrūnu Savicku kalbėjome, ir užsienio vieni komentatoriai sako, kad klubai turi būti kuo žemiau nuleisti, tada jėga didesnė. Vieni matome beveik atsistoja, bando tempti, kiti štai taip prisilaikydami rankomis žemę. Kokią čia techniką jūs rekomenduotumėte? Kaip ir minėjote, teisingai, kūnas turi būti kuo arčiau žemės, labiau palinkęs prie žemės ir reiktų sinchroniškai dirbti kojomis. Taip, šis rezultatas, ko gero, iš tikrųjų nepretenduos į geresnį, nei prieš tai parodė tas pats Žydrūnas Savickas ar Vidas Blekaitis. Na, nenustepkite, pirmajame etape, kur yra šio automobilio tempimo varžybose, paskutiniai pasirodo ne patys geriausi, o tiesiog burtų tvarka išsiaiškinta, kas kada pasirodys. O vėliau jau atsiras, ko gero, tam tikra klasifikacija. Beje, dar viena gera žinia, ne tik, kad šios varžybos bus kasmetinės, bet šių varžybų nugalėtojas įgaus teisę dalyvauti kitų metų pasaulio čempionate, kuris šiemet taip pat rengiamas pirmą kartą ir bus kasmetinis. Dariau, norėjau jūsų paklausti, va štai sugalvotos tokios varžybos. Ar čia dėl to, kad žiūrovams patinka labai ši rungtis? Ar sutampa ir žiūrovų, ir dalyvių nuomonės? Tempimas kažko tai, ar traukinio, ar lėktuvo, ar štai automobilio? Nu, aš manau, šitą rungtis žiūrovom ypatingai turėtų patikti, nes vis tiek reikia kažko vis naujo sugalvoti ir šaunuoliai, organizatoriai, kad sugalvoja kažką naujo sportininkams. Taip pat ir žiūrovai iš to tik tai laimi. Pats iš savo karjeros, kaip Galiūno karjeros, kokią pačią neįprasčiausią rungtį prisimenate? Galbūt gerojo, galbūt prisimenate ją ir galvojate, na, kvailesnės rungties, ko gero, nebuvo galima sugalvoti. Pavyzdžiui, nors sūrio ridenimas nuo kalno ar dar kokia kita. Į atvirai, tai kaip ir nepamenu, dažniausiai, kai aš dalyvaudavau, būdavo standartinės rungtys. Kurio jums geriausiai sekdavosi? Man labiausiai sekdavosi, kur reikalaudavo maksimalios jėgos, tai ir atkelimai, ir tas pats rastos spaudimas sekdavosi. O štai ir Vilmantas Bliujus. Rezultatas visai neblogas, kad ir kaip jūs skeptiškai žiūrėjote į šį sportininką pristatymo metu. Neblogai, pažiūrėsim, kaip toliau bus. Ko trūksta Vilmantui Bliujui, kaip jaunam sportininkui? Iš tikrųjų labai sproksta, vienoje rungtyje gerai pasirodo, kitoje šiek tiek prasčiau. Matau, kad taip šiek tiek turit ką pasakyti jo atžvilgiu. Aš manau, kad žmogus šiaip, sakykime, gal tos ir duomenys turi ir užsispyrimo, bet reikėtų tiesiog susidėlioti kažkaip tai treniruočių planą, kad anksčiau laiko, dar neprasidėjus sezonui, neperdegti. Vat jis jau ir prieš šį sezoną patyrė traumą, tai reiškia neapskaičiuojami krūviai. O traumos tai yra išdavos ko? Blogo fizinio pasirengimo ar nestabilios vidinės būsenos? Ne, aš manau, kad čia vėlgi reikėtų reguliuoti krūvius, kai organizmas patiria per didelius krūvius, per trumpai sportininkas pasilsi, neatsistato kitai treniruotėjai. To pasiekoje organizmas pats, sakykime taip, parodo žmogui, kad laikas truputėlį sustot, pasiilsėti, nes jis irgi, ne mašinagi visgi žmogus. Ir pabandyk tų žmogus pasiilsėti, kaip čempionų lygoje Ervinas Katona. Turi dalyvauti kiekviename etape? Yra žodis reikia? Reikia, bet reiškia, vis tiek reikia dėliotis ir tos krūvius, ta prasme, tarpuose, ten lengviau dirbti. Nereikia treniruotėse daryti tų maksimalių svorių. Per varžybas reikia daryti tos dalykus. Beje, ar daug pas jūs ateina norinčių tapti galiūnais, kaip Žydrūnas Savickas, Vidas Blekaitis? Jeigu šnekam apie Savicko sporto klubą, tai ten žmonės daugiau ateina sveikatos. Palaikyti savo gerą sportinę formą. Kągi, darom trumpą pertraukėlę, sutiksim jau greitai. Taip, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki atvykę į pirmą kartą organizuojamą vilkikų tempimo čempionatą. Žmogus nugalėjęs šiame čempionate pirmą kartą organizuojamame galės dalyvauti ir pasaulio čempionate, kuris, kaip žinia, taip pat bus pirmą kartą organizuojamas. Čia dalyvauja 10 galiūnų, tarp jų ir
stipriausi Galiūnai - Savickas, Žydrūnas, Vidas Blekaitis, Saulius Brusokas, o mums šios varžybas padeda komentuoti buvęs Galiūnas, daugkartinis jaunimo ir suaugusių jėgos trikovės nugalėtojas ir rekordininkas, dabar konsultantas sveikos gyvensenos ir mitybos klausimais, asmeninis treneris, dirbantis Žydrūno Savicko sporto klube, Darius Šukys. Na, daug dalykų apkalbėjome su Dariumi ir apie žmonės, kurie dalyvauja šiuose varžybose ir apie tuos, kurie nori būti Galiūnais. Dabar grįžkime į šias varžybas. Kova dėl 9-10 vietos. Čia, kaip suprantame, varžybos vyksta keliais etapais. Primenu, jos vyksta prekybos miestelyje Urmos ir vilkikas kiekviename etape būna vis sunkinamas, tad čempionas paaiškėja atkrintamuoju būdu ir finale Galiūnai temps 14 tonų sveriantį vilkiką. Visą tai ateityje, o dabar pakalbinkime šį žmogų, Kęstutį Daugėlą. Kęstutį, tiesioginiai dvikovoj nugalėjai Mindaugą, kaip jautiesi iš tikrųjų turbūt pirmą kartą tokiuose varžybose? Jo, pirmą kartą tarp profesionalų, tai aišku tikiuosi viskas ateityje. Smagu, kad savo mokytoją nugalėjau, aš tikrai, bet čia traumų gal jam pavedė šiek tiek. Ir tikiuosi ateityje viskas bus. Mindaugai, tikimės nosies nenukabini, vis dėlto antrų traukimų pagerinai savo rezultatą. Ne, nosies nenukabinu juolab, kad turiu dešiniojo kelio menisko trūkimą ir sunkus iš tikrųjų buvo darbas, juolab nugalėti save ir perėti per tai ir suskaudančią koją sudalyvauti buvo garbė ir malonu. Tai savo asmeninį rezultatą pasigerinau, tai yra svarbiausia. Tai yra svarbiausia pagerinti asmeniniai rezultatai, dėja Kęstutis ir Mindaugas šios varžybas jau palieka, o dabar žiūrėkime, kokia situacija buvo po traktoriaus tempimo. Labai gerą rezultatą parodė Vidas Blekaitis ir jis netikėtai Žydrūną Savicką paliko antroje vietoje. Tuo tarpu Kęstutis ir Mindaugas jau pasitraukė iš šių varžybų, o dabar, kaip minėjome, kitas etapas jau ne traktoriuko, o ketvirtfinalis vilkiko tempimas. Ir pasižiūrėsime, kaip čia seksis Galiūnams, jie jau liko 8. Ir pradeda šį etapą Vitalijus Grižanauskas. Jūs trumpai dar kartą apie šį sportininką, kuris ne vieną kartą esam pastebėję, kad labai emocingai išgyvena, charizmatiškas, iš tikrųjų emocingai reaguoja visas varžybas. Netrukus pažiūrėsime, ar patenkintas jis rezultatu, ar ne. Tempas visai neblogas. Beje, kiek daug maž, gal jūs žinote, nors nedalyvauti tose varžybose, kiek daug maž gali sverti toks vilkikas? Sunku pasakyti šiaip iš principo, bet 3 tonas turėtų sverti, 3-4. 3-4 tonas. Gal ir daugiau, bijau suklysti iš principo. Esame varžybose matę ir 8 tonas sveriantį. Bet ten dažniausiai su priekabu. Taip, o čia tik vilkikas. Ja. Aš iš karto atsiprašau mūsų žiūrovų, mes čia tik tai spėjame. Vitalijos Grižanausko laikas 24 sekundės. Ir dabar Vidas Blekaitis. Na, čia atkrintamųjų varžybų principų, kaip aš suprantu, pirmą vietą, jeigu užėmė prieš tai Vidas Blekaitis, jis pirmas, 8 Vitalijus Grižanauskas, jų keliai susikerta, kas greitesnį laiką parodo, tas ir patenka į kitą etapą. Vitalijos laikas 24 sekundės, Vido Blekaičio 18 sekundžių su trupučiu, tad Vidas Blekaitis taip nugalėjo ir patenka į kitą etapą. O dabar antroje vietoje po traktoriuko tempimo buvo Žydrūnas Savickas ir Vilmantas Bliujus, berods. Vilmantas Bliujus. Taip, ir Vilmantas Bliujus. Vitalijus Grižanauskas taip pat iš šių varžybų, sakykime taip, kol kas pasitraukė. Na ir štai. Vilmantas Bliujus. Startas labai nekoks, ar ne? Jo. Ko čia trūksta Vilmantui? Žiūrėkit, dabar tempas didinamas, tiesiog įsibėgėjo labai prastai. Vilkikas įsibėgėjo, startinės jėgos, technikos gal truputėlį trūksta. Beje, ir Žydrūno ne vieną kartą klausiu, kodėl sportininkai šiuose rungtyse nenaudoja piršnių. Beje, rezultatas labai geras, beveik panašus į Vido Blekaičio. Tuo labiau, kad Vilmantas, kiek žinau, yra nežinau, ar pilnai įsigydė, bet turi blauzdos. Trauma, jo, tai čia ypatingai šiame veiksme dirba, jinai tai šaunuolį šiaip. Tai Žydrūnas Savickas ne kartą sakė apie šią savo techniką, maži žingsneliai po truputį. Jo, ir viskas simetriškai, sinchroniškai dirba, kaip pastebėt, rankos, kojos. Ir reikėjo paplušėti turbūt. Rodykit rezultatą, buvo Vilmanto Bliujaus 18.90, o čia 17.24 šimtusios. Na,
yra laikas parodyti geresnį rezultatą ir Žydrūnas Savickas be jokios abejonės parodo, bet Vilmanto Bliujaus garbei reikia pasakyti, kad labai neblogai. Jo. Taip, pamatysime dabar dar vieną porą, atpažįstate, tai Saulius Brusokas ir Antanas Abrutis. Dvi jo galiūnų legendos iš principo. Na, kaip ir keista sakyti, bet iš tikrųjų, kito žodžio neparinksi, žmonės legendos. Ir dar dabar aktyviai dalyvaujantis ir rodintis pačią geriausią formą. Gal negražu galiūnų varžybose tokį palyginimą pasakyti, bet jie iš tikrųjų kaip vynas, su kiekvienais metais vis geresni ir geresni. Jūs domitės galiūnų varžybomis. Koks vyriausiasis galiūnas, kuris jums ateina į galvą dalyvaujantis tokio rango varžybose? Iš pasaulio konteksto Lietuvos. Iš Lietuvos, tai bijau dabar nežinau kiek Antanai, bet jie su Saulium Brusoku yra vyriausiai. Šių varžybų ir galiūnų tarpe. Jo, ir galiūnų tarpe. Na, pasižiūrėsime tikrų galiūnų Mohikanų dvikova. Antano Abručio rezultatas tikrai gerbtinas. 19 sekundžių 52 šimtosios, o dabar Saulius Brusokas. Jau 12 sekundžių, belieka tik tai sėkmingai finišuoti. Kokia įdomi kova čia. Ar spės Saulius Brusokas? 18. Atrodo taip. Bet jau buvo, cituojant vieną romaną, rūgiuose prie bedugnės. Šiek tiek Saulius Brusokas, 18 sekundžių 66 šimtosios. Na, šiek tiek mažiau nei sekundę nugalėjo Saulius Brusokas Antaną Abrutį. Štai taip, kuo toliau, tuo įdomiau. Ir jeigu pradžioj buvo toks lengvas pasišaudimas, tempiant traktorių, tai čia su vilkiku kur kas įdomesni momentai. Čia, priminsiu, yra ketvirtfinalis. Ir dabar dar viena pora, jeigu neklystu, tai paskutinė pora, Donaldas Andriulis ir Dalius Ziminskas. Už ką statote, jeigu galima taip, žodiškai? Sunku pasakyti. Lygiaverčiai varžovai. Lygiaverčiai, jo. Bet tai tyčiau greičiausiai gal už Ziminską. Dalius Ziminskas dalyvavo ir varžybose. Ar sekate šio sportininko karjerą? Ir užsienį jau dalyvavo? Jo, dalyvavo šiuo berods prieš kurį laiką Europos čempionate iki 105. Priminkite, kaip jiems sekėsi. 5 vietą užėmė pasaulyje. Kaip tai vertinate? Super. Šaunuolis. Iki 105 kg. 105 Taip, Dalius Ziminskas 19 sekundžių 57 šimtosios. Beje, Dalius Ziminskas praleido ir Lietuvos galiūnų etapą dėl tų varžybų. 5 vieta, dėl ko paklausiu, pripratę visi, kad lietuviai stipriausi planetos vyrai? Ar 5 vieta mums yra gerai? Aš manau, kad jo, šitose varžybose jo. Beje, artėja Lietuvos galiūnų čempionato didysis finalas, Pakruojyje jis bus. Kokios mintis prieš šias kovas? Vytautas Lalas, Žydrūnas Savickas, Vidas Blekaitis. Bus kaip niekad įdomu. Bus labai įdomu. Ir tuo labiau, kad Žydrūnas ir Vytautas Lalas bus ką tik grįžę po pasaulio čempionato. Tai tikrai bus įdomu. O dabar metas interviu. Vilmantai, buvai arčiausiai ketvirtuko. Užėmė 5 vietą kol kas. 5 rezultatas ketvirtfinalį. Kaip jautiesi? Jaučiuosi labai gerai, esu patenkintas rezultatu. Aišku, po rungties dabar tikiuosi, taip viliuosi, kad galėjau geriau galbūt, bet yra kaip yra, rezultatas mane tenkina, esu patenkintas. Na, o dabar žiūrėsim, kaip seksis. Ir paskutinis traukimas liko tau su Antanu Abručiu, šio galiūnų sporto veteranu, didžiulę patirtį sukaupusių galiūnų. Kaip jautiesi prieš šią kovą? Jaučiuosi kovingai. Aišku, Antaną labai gerbiu, jis yra buvęs Lietuvos stipriausias žmogus. Žmogus tikrai neeilinis, daug metų atidavęs galiūnų sportui. Ir, na, matysim rezultatus po rungties. Ar nugalėsi jį? Sunku pasakyti, bet stengsiuos. Kiek galėsiu, tiek stengsiuos. Na štai, išgirdote, patenkintas Vilmantas Bliujus, o dabar ketvirtfinalio rezultatai. Vidas Blekaitis aplenkė savo oponentą, Žydrūnas Savickas čia tarsi ir nieko naujo, aplenkė Vilmantą Bliujų, kuris tikrai užėmė 5 vietą, vos nepateko į ketvirtuką. Donaldas Andriulis įveikė Dalių Ziminską, skirtingai nei jūs prognozavote. Ar tai buvo naujiena, nustebote? Iš principo, sakykime, truputėlį jo, bet atsižvelgiant į jų kūno masę, tai logiška. Beje, nepažįstami veidai, nenustebkite, bet renginyje netrūko pramogų ir žiūrovams. Ir jie taip pat galėjo išbandyti savo jėgas, traukti automobilį.
Ar nebaisu žiūrint, kai žmonės ateina visiškai nepasiruošę bandyti traukti išvaržą ir visą kitą pavojai? Man asmeniškai ne. Vyras turi būti visada pasiruošęs. Bet drįsčiau pasakyti, kad labai lengvai traukė šis Taip, čia Sauliaus sūnus, tai Sauliaus Brusoko sūnus. taip. Ir kiek jau tam jaunėliui? Jaunas jisai, berods 16 ar 17 metų. Ir pagal tą traukimą panašu, kad eis tėčio pėdomis. Jo, kažkada minėjęs jisai, kad jo svajonė būti net gal geresnių negu tėtis, bet Na, šiuo atveju tinka posakis obuolys nuo obels netoli terieda. Na, dar kartą šlovė Sauliui Brusokui, kad štai tokiu pavyzdžiu užaugino tokį sūnų. Taip, užaugino ir didina Galiūnų gretas. O mes kol kas matėme geriausias rezultatas, jeigu neklystu, buvo 9 sekundės, tiesa, ir nepastebėjau, kokį rezultatą parodė Sauliaus Brusoko sūnus. Na, šitam jaunuoliui gal nepasisekė, nelaimės jis šių varžybų, bet iš tikrųjų viena yra stebėti varžybas, galų gale ir jas komentuoti, visai kita ir pačiam dalyvauti. Taip, Vytenis 11 sekundžių 11 šimtųjų susiėmęs už galvos, kiekvienas svajoja apie čempiono titulą. Na, o čia jau vyresnio amžiaus ir didesnio kalibro Galiūnas, mėgėjas. Ir rezultatas netoks ir blogas. Panašu, kad į 11 sekundžių tilpo. Dariau, kada jūs pats pradėjote sportuoti ir kaip jūs susidomėjote Galiūnų sportu? Pradėjau aš sportuoti ir draugauti su geležim, sakykime taip, tai nuo 16 metų. O po to dalyvau jėgos trikos varžybų, susipažinau su Vydu Blekaičiu, kuris, sakykime, ir atvedė į šitą sportą. Nes pas jį važinėdavom į Birštoną, Galiūnų bazėje, tuometiniai sportuodavom. Buvau jaunas, daug emocijų, labai geri laikai, kuriuos labai miela prisiminti. Taip pat, kaip ir Sauliaus Brusoko sūnui, bus labai miela prisiminti šias tempimo varžybos. Ką jis apie tai mano pats? 8 sekundės ir 9 dešimtosios. Martynai, laimėjai žiūrovų rungtį, greičiausiai nutempė automobilį. Kaip jautiesi, galbūt jau kitais metais kipsi į šitas didelius vilkikus? Na, jaučiuosi puikiai, aišku, smagu, aišku, kad išlaušiau prieš didelius žmonės, didesnis už mane. Tai buvo keišiausia, o dėl šitų dičkių tai jau senai noriu, aš juos patampiau irgi kartu steitę. Tai turbūt kitais metais jau kartu su tėčiu dalyvausi? Labai to tikiuosi. Neleisiu dar šiandien. Aplenks paskui mane, neleisiu dar šiandien. Na štai taip, tokios varžybos ir labai daug gerų ir malonių akimirkų. O dabar prasideda, kadangi varžybos sudarytos iš kelių atkrintamųjų etapų, kovos dėl 5-8 vietos, o tada jau mes pamatysime pirmojo ketvirtuko kovas. Na ir čia pirmasis dvejetas, besikaunantis dėl 5-8 vietų. Pristatykite, Dariau, šios sportininkus. Ziminskas ir Vitalijus Grižanauskas. Taip, Vitalijus Grižanauskas ir Dalius Ziminskas dabar bando aiškintis, kas iš jų šiuose pirmą kartą organizuotose varžybose užims aukštesnę vietą. Dalius Ziminskas parodo geresnį rezultatą, Vitalijus Grižanauskas šiek tiek prastesnį. Bet tai tik pirma kova dėl 5-8 vietų, kol kas joje pasirodė geriau Dalius. Beje, jų ir paklausykime. Kovoje dėl 7 vietos Vitalijus prieš Dalių, kol kas pirma Vitalijus. Dalius, atsiprašau, kaip jauties, Daliau? Kol kas gerai. Liko dar viena kova, matysim. Vitalijau, ar lengvai pasiduosi? Turbūt lengvai nepasiduosi. Pasiduoti niekada negalima, reikia kovoti iki galą. Ir apskritai, kaip vertinate šios dienos varžybas? Nu, labai gerai aš tai vertinu. Labai gerai. Pirmą kartą tokias varžybas, bent jau man, kad fūrą tempt, tai labai smagu. Išbandyti ir fūrą, ir traktorį. Taip pat su tokiais stipriais kaip Žydrūnas sudalyvauti kartu smagu. Daliau, ar patenkinta šios dienos rezultatais? Nu, manau, pakankamai gerai. Aš kaip lengviausia, sakykime, šitose varžybose, kuriuose didelę reikšmę turi ir kūno masė. Tai per vidurį, sakykime, pirmą kartą dalyvaujant, manau, labai gerai. Ir dar noriu dadurti, jisai nesenai buvo ten varžybose, tai iš vis gan gerai startuoja.
Kokiose varžybose ir kaip pasirodė? Ukrainoje pasaulio čempionate svorio kategorija iki 105 žinių 5 vietą, va tik tai grįžęs prieš kelias dienas dar net neatsigavęs, tai sakykime, dalyvauju pusę jėgos. Na, ko gero, taip, apie tai mes ir šnekėjome, tai taip pat turi įtakos rezultatams, nuotaika kol kas labai gera ir Vitalijos Grižinausko ir Daliaus Ziminsko, o dabar dar viena kova, tempiant vilkiką. Būtent lietuviškai taip vadinkime vilkiku, ne fūrą, kad apgintume gerbiamą Grižinauską nuo lietuvių kalbos saugotojų ir sergėtojų. O čia dabar pasirodo Vilmantas Bliujus ir Antanas Abrutis. Patirtis ir maksimalizmas jaunatviškas. Jo. Ir kam labiau pasiseks, netrukus ir pamatysime, primenu, kad tai yra kovas dėl 5-8 vietų. Žiūrėkit, Antanas Abrutis išsiveržė į priekį ir nušluosto nosį Vilmantui Bliujui. Pirmoje kovoje 19 sekundžių 38 ir Vilmantas Bliujus labai nepatenkintas jis tokiu įvykių posūkiu. Netikėta, bet labai buvo įdomu stebėti. Taip, o dabar jau galutinai aiškinamės, kaip išsidėstys vietos nuo 5 iki 8. Antroji kova – Dalius Ziminskas, Vitalijus Grižinauskas ir nors ir pusė jėgos, kaip sakė Dalius, jis kaunasi šiuose varžybose, bet tai jam nesutrukdo ir šį kartą aplenkti Vitalijų ir dabar jau oficialiai galim pasakyti, kad Dalius tikrai užims aukštesnę vietą nei Vitalijus, į kurio lūpas tikiuosi pernelyg atidžiai nežiūrėjote. Na, normalu, kiekvienas reaguoja savaip, kai pergalė, tada pergalė šokiai, na, o čia nusivylė savo pasirodymu Vitalijus. Vilmantas Bliujus bando siekti revanšo prieš Antaną Abrutį, pasikeista pozicijomis. Na, čia gal kaip Dariau ir pats minėjote, Vilmantui reikia tolygiau rungtyniauti, ar ne? Kad nebūtų tas amerikietiškų kalnelių principas. Ja, šis sezonas jam labai mažai, nes, kaip minėjau, patyrė traumą, tai pasieka viskas. Taip, viskas susitaikė su žemesnė vieta Vilmantas Bliujus, o Antanui Abručiui belieka tik tai pergalingai finišuoti ir iškelti rankas į viršų. Sveikinam Antaną Abrutį, jis sugrįžo ir sugrįžo su trenksmu. Paklausykim jo paties. Antanai, visą sezoną nesimatė tavęs Galiūnų varžybose ir šiandien tu puikiai pasirodė. Nu, trupučiuką taip išėjus šeštadienį čia Vidas paskambino, pakvietė, prieš tai biškį buvau traumuotas, birželio mėnesį buvau gavęs traumą, dabar gerą mėnesį jau sportuoju. Ir atvažiavau pabandyti, normaliai patenkintas, kaip tiek nesitreniravęs, gerai atrodo. Ir tiesioginiai dvikovai nugalėjai kur kas jaunesnį už save ir dar mažiau patyrusį Vilmantą Bliujų. Nors jis žadėjo, kad jisai tau kips į atlapus. Nu, matysi, gal ir jam ta sena trauma, trupučiuką kiek girdėjau, buvo sutrukdė. Nu, nežinau, kol kas tengiausi dar į tą jaunimą kipti. O kaip rezultatų patenkintas? Nu, rezultatų aš taip galvoju, į šešetuką papulti, nes tiek nesitreniravęs, tos mašinos netraukės. Gana normaliai, galima sakyti, kad ir patenkintas. Ir Antanai, ar dar matysime tave Galiūnų varžybose ateityje? Nu, reikėtų, visko gali būti, nu, šiemet, aišku, jau čia Lietuvoje kaip ir nelabai, bet kitąmet, jeigu viskas tvarkoja, traumų rimtų nebus, dar aišku, reikės startuoti. Nuo šio Galiūno galima klausytis ir klausytis. Iš vakaro paskambino, šiandien sudalyvavau, patenkintas tikrai rezultatu. Taip, matote vilkiko tempimo dėl 5-8 vietos rezultatus. Galime dabar drąsiai konstatuoti, kad Vitalijus 8, 7 Dalius, Vilmantas 6 ir Antanas Abrutis, kuris planavo patekti į šešetuką 5, tad rezultatai tikrai Antaną tenkina. O dabar lieka 4 stipriausi Galiūnai. Tai yra Donaldas Andriulis, Vidas Blekaitis, Saulius Brusokas ir Žydrūnas Savickas. Ir prasideda jau kur kas rimtesnė kova tarp pačių stipriausių. Žydrūnas Savickas prieš Saulių Brusoką, kuris šiandien jau turi ko didžiuotis. Jo sūnus Martynas laimėjo žiūrovų rungtį ir iškovojo prizą, o dabar tėvelis kaunasi dėl medalių ir įsteigtų piniginių prizų. Čia sensacijos tarsi ir neįvyko. Ne,
visiškai. Žydrūnas Savickas, 3-6, 16 sekundžių, 66 ir Saulius Brusokas beveik 2 sekundėm prastesnį rezultatą parodo. Pirmąją kovą laimėjo Žydrūnas Savickas, dabar pagal viską turėtume pamatyti taip. Vida Blekaitė ir Donaldą Andriulį. Donaldas Andriulis šiek tiek nustebino, patekdamas į ketvirtuką. Ar jums tai visiškai natūralu? Šiaip manyčiau, kad ne, nes atsižvelgiant į jo rezultatus, žiūrint rezultatus jo šio sezono, jisai tikrai šiam sezonui pasiruošęs labai gerai ir visada stabiliai startuoja, užima, visada patenka į šešetuką. Beje, iš tikrųjų, dabar pasakė sistemingai, kryptingai, visą laiką jis į šešetuke. Na, pasižiūrėsime, kaip finaliai jam seksis. Taip, Donaldas Andriulis. Ir žiūrėkit, kojo keliavo su Vidu Blekaičiu ir gal net prireiks fotofinišo, kaip jūs į tai. Donaldas Andriulis, žiūrim, 17 sekundžių 36, na, įrodykit Vido Blekaičio, 17 sekundžių 36. Absoliučiai lygus rezultatas ir jeigu atkreipė dėmesį, Donaldas Andriulis, prisižiūrėjęs, ko gero, kaip finišuoja Kenijos bėgikai, netgi galvą bandė palenkti kaip tikram fotofiniše. Taip, kad būtų jis pirmesnis. O čia antroji kova, Žydrūnas Savickas ir Saulius Brusokas. Ar bus netikėtumų pasikeitus takeliais? Beje, Vidas Blekaitis, galima sakyti, jūsų yra dariau tarsi ir krikštatėvis Galiūnų varžybose, minėjote. Tik dėka jo aš atsidūriau šitam sportui. Na, šių varžybų pradžioje pristatinėdami Vidą Blekaitį, jūs tarsi ir norėt kažko sakyti, bet lyg ir nedasakėte. Ne, man tiesiog to žmogaus, aš žinau, kad jis yra labai stiprus, Dievo dovana duota žmogui, bet jam vis truputėlį pritrūksta tos sėkmės, sakykime, sportinės, kad nugalėtų. O kame čia slypi priežastis? Aš manau, čia jau tikriausiai psichologiniai dalykai. Reikia daugiau tikriausiai psichologinio pasiruošimo. Na, Vidas Blekaitis pagal hierarchiją visada būdavo antras, dabar jau lik ir trečioji numeriu po Vytauto Lalo. Jo, į tą amžiną kovą tarp Žydrūno. Taip, šį pokalbį pratęsime po pertraukėlės. Sveiki sugrįžę, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, Galiūnų sporto gerbėjai. Sveiki atvykę į pirmą kartą organizuotą Lietuvos Galiūnų vilkikų čempionato Kaune erdvę. Beje, erdvė parinkta prekybos miestelėje, nes čia patogu atvykti tiek miestiečiams, tiek miestų svečiams, bet čia yra pakankamai erdvės tiek paties renginio organizatoriams, tiek žiūrovams, tiek automobiliams, kurie užima rimtą vietą šiuose varžybose, gal net ir pagrindinė. Čia yra pusfinalis. Pusfinalis, kuriame liko 4 stipriausi sportininkai ir jie aiškinasi, kuris iš jų yra stipresnis. Ir antroje pusfinalio kovoje visgi Vidas Blekaitis įrodė savo jėgą ir aplenkė Donaldą Andriulį. Nedaug trūko, kad nugalėtum Vidą ir papultum į finalą traukti su Žydrūnu, ar nusivyliai? Ne, negaliu sakyti, kad nusivyliau, bet vilkikai traukėsi nevienodai. Ta, kurį traukiau pirmą, lengviau traukėsi. O gal taip atrodė, gal, nežinau. Aišku, nugalėti norėjusi, bet taip išėjo. Na ir dabar dvikova su Saulium Brusoku dėl 3 vietos. Kaip jautiesi prieš šią kovą? Po kovos su Vidu jau traukti nenorėjau daugiau. Manau, daugiau šansų laimėti negu prieš Vidą, prieš Saulį laimėti. Ir kaip pats vertini šios dienos varžybas? Šiaip varžybos įdomios. Pirmą kartą Lietuvoje tokios vyksta. Manau, kad jos turėtų vykti kasmet. Tikrai įdomios. Na, Donaldas Andriulis nepateikė sensacijos, nors buvo visai arti jos. Pirma kova baigėsi vienodų rezultatų su Vidu Blekaičiu, na ir antroji jis tiesiog nusileido Vidui Blekaičiu, beje, Dariau, ar atkreipė dėmesį, rezultatas buvo prastesnis, nei prieš tai parodė beveik 2,5 sekundės. Jo, čia... Svorisgi tas pats, nuokalnių, įkalnių nėra. Lemia kiti faktoriai, organizmo atsistatymas po krūvio. Aš kaip ir minėjau, Vidas tikrai iš savęs labai stiprus žmogus. O Donaldui tiesiog pastebėjau tokį, kad žmogus jau
prieš, vat kaip dabar matome, dėl 3 vietos, jau jis psichologiškai truputėlį jau... Nebėra motyvacijos. Jo, jis save jau laiko kaip ir pralaimėjus, tai nelabai negerai tokie dalykai. Ir turbūt išgirdęs Dariaus žodžius, šis sportininkas greitina tempą ir 2 žingsniais pralenkia Saulių Brusoką. Staigmena ar ne, sužinosime šiek tiek vėliau, bet tai yra pirmoji kova. Primenu, tai yra pirmoji kova, nors Donaldo Andriulio laikas beje 10 sekundžių prastesnis nei parodė jis prieš tai, 16 sekundžių 66, o Saulius Brusokas nusiminęs ir tai yra suprantama 28 sekundės. Kaip vertinat pirmąją kovą, Dariau? Nu ką, galiu pasakyti tik tai, kad šaunuolis Donaldas nepasidavė, kovojo, bet jeigu jisai būtų psichologiškai dar stipresnis, mano laikas būtų geresnis. Dar geresnis būtų. O dabar dėmesio, kova dėl pirmosios vietos. Čia Žydrūnas Savickas ir Vidas Blekaitis kol kas, kol išjudina štai šį daugiatonį vilkiką, jie žingsnis į žingsnį, jau pradeda demonstruoti pranašumą Žydrūnas Savickas, užtikrintai ramiai jis laimi pirmąjį mūšį. Kągi, pirmas raundas baigėsi, metas pakalbinti šio ketvertuko dalyvius, stipriausiojo ketvertuko dalyvius. 22 sekundės. Sauliau jau daug jėgų atidavė ir dar liko viena kova. Atiduosiu dar daugiau jėgų. Labai sunku, labai aš nepavargau. Ką padarysiu, šiandien ten trupučiuką nesiseka, bet viskas normaliai. Pats kai vertini savo pasirodymą? Nu, prastokai. Todėl, kad prastokai. Ar tikėjai šiandien kovoti finale? Ne, iš tikrųjų nesitikėjau, bet aš pats jaučiu, kad savijauta, manau, netokia kokia, kad norėtųsi viski. Bet nieko, viskas gerai. Nu, nepatenkintas savo pasirodymu Saulius Brusokas, bet dar neskubėkite. Dar bus antrasis raundas ir žinant Saulių Brusoką, aš tikrai manau, kad jis dar nesudėjo ginklų. Ne, jis niekada nesudeda, jis kovoja iki galo. Beje, girdėdami interviu, nežinau ar visi žinote, kad interviu iš Galiūnų ima daugelio varžybų teisėjas. Taip, Vytautas Kirkliauskas. Vytautas Kirkliauskas, kuris ne tik puikiai teisėjauja, ne tik puikiai ima interviu, bet yra Lietuvoje laimėjęs netgi, jeigu neklystu, ir žmonų nešimo čempionatą. Jo, Lietuvoje taip, ir berods Europoje ir pasaulis ten yra užėmęs prizinę vietą. Štai taip, iš garsiosios Kirkliauskų giminės, o dabar visų žvilgsniai į šią mikro dvikovą ir dabar laimi antrą raundą. Saulius Brusokas atidavęs absoliučiai visas jėgas ir Donaldas Andriulis tik tai dabar. Laikas yra dvigubai prastesnis, negu jis parodė prieš tai, 16 sekundžių. Taip, ir vienas ir kitas Galiūnai atidavė visas jėgas. Štai taip reikia padėti Sauliui Brusokui. Štai tokie dramatiški vaizdai, bet tikimės, kad Sauliui Brusokui viskas yra ir bus gerai. Viskas dėl pergalės. O dabar pakalbinkim Vidą Blekaitį. Didžiajame finale kol kas 3 sekundėmis atsilieki nuo Žydrūno. Ar tikėsi panaikinti šį deficitą? Na, kai kovoju, visada tikėsi. Jeigu nesitikėčiau, turbūt neįčiau traukti. Visada tikėsi, kaip bus pamatysim, bet kovosim iki galo. Čia dar ne viskas. Kaip pats, ką manai apie šias varžybas ir savo rezultatą juose? Na, rezultatai, sakykime, šios dienos mano sportiniai formai tokie optimalūs, sakykime, neįspūdingi, neįprasti. Na, o šios varžybos iš tikrųjų palieka labai gerą įspūdį, jos, matau, patinka ir žiūrovams, ir patiems Galiūnams, kadangi visada automobilio traukimas buvo tokia viena įdomiausių ir viena pagrindinių Galiūnų rungčių. Ir ateityje, jeigu bus tokie vykdomi Lietuvoje turnyrai, tai bus labai puiku, tuo labiau, kad ir pasaulyje pradėta vykdyti pasaulio autofurgonų traukimo čempionatai. Vat už savaitės vyks Suomijoje pasaulio čempionatas, kuriame ketinu dalyvauti, tai čia tokia generalinė repeticija. Ir kokie tavo lūkesčiai tose varžybose? Pasaulio čempionate vilkikų Suomijoje kitą savaitę, rugpjūčio 9 dieną. Laiko lieka labai nedaug, treniruotis jau daug neteks, todėl sunku kažką tai pasakyti. Aišku, mano ši rungtis automobilių traukimas visada buvo mėgstama.
tikiuosi ir ten aukštų rezultatų. Na, ant pakilos tikiuosi užlipti. Na, mes taip pat prisidedame prie linkėjimų, kuo geriau pasirodyti Vidui Blekaičiui, kuris dabar bandys patirti tą saldų revanšo jausmą kovoje dėl pirmosios vietos prieš Žydrūną Savicką. Juolab, kad tas takelis anot Donaldo Andriulio yra geresnis. Lyg ir lengviau traukti. Ar taip ir bus, toj pasižiūrėsime. Vidas Blekaitis lėtai įsibėgėja, tarsi plaukia jisai trasa. O Žydrūnas Savickas finišuoja, nors nesu tokia persvara, kai buvo prieš tai. O galgi netgi Vidas Blekaitis 25,5 ir 24,46. Žydrūnas Savickas bendru rezultatu laimi šią kovą ir rezultatai yra tokie. Žydrūnas Savickas pirmoji vieta, Vidas Blekaitis antroji vieta. O galutinė lentelė yra štai tokia, sudėjus visus rezultatus. Žydrūnas Savickas pirmas, Vidas Blekaitis antras, Saulius Brusokas sudėjus rezultatus trečias ir Donaldas Andriulis ketvirtas. Buvo įdomu Galiūnams, pagal ovacijas ir žiūrovus. Spėju, kad patiko šis reginys ir Kaune susirinkusiems žiūrovams. Kaip jums, Dariau? Pirmą kartą organizuotos varžybos. Jo, man irgi paliko didelį įspūdį ir ypatingai, kai vyksta kova, kai ir žiūrovom, ir man, kaip buvusiam sportininkui, kai matai vienu metu kovojant du sportininkus, tai iš tikrųjų tai labai užveda ir labai įdomu. Galima pasakyti, kad gyvos varžybos ir tikrai tikime Žydrūnu Savicku, kuris prisidėjo, kad šios varžybos vyktų pirmą kartą Lietuvoje, kad jos, linkime, taptų kasmetinės. Jo, palinkėkim to. Taip, o čia apdovanojimų ceremonija, kaip ir sakėme, trečioje vietoje Saulius Brusokas, šiandien Saulius užima trečiąją vietą, jo sūnus laimėjo žiūrovų rungtyje. Vidas Blekaitis, kuris taip taktiškai pasakė, pagal šios dienos mano formą, tai yra labai geras pasirodymas, o kartu tai yra generalinė repeticija prieš pasaulio tempimo čempionatą. Na ir jokios šios staigmenos nėra, Žydrūnas Savickas puikioj formoj, čia pirmoji vieta. Žydrūnas Savickas ruošiasi ir Lietuvos galiūnų čempionato finalui, ir pasaulio čempionatui. Tad suprantama, kad dabar beveik pati optimaliausia jo yra forma. Kągi, dėkojame BTV televizijos sporto aistruoliams, dėkojame Dariui Šukiui, kuris paskanino šių varžybų stebėjimą įdomiais, gyvais komentarais. Ačiū Jums už tai, o dabar metas pakalbinti čempioną. Nugalėtojo taurė Žydrūno Savicko rankose. Žydrūna, ar tikėjasi šiandien tokio rezultato? Be abejonės, visada, kai važiuoju varžybas, noriu laimėti. Tačiau šios varžybos tokio rango ir tokio formato buvo pirmos Lietuvoje ir pirmą kartą tokiuose dalyvau. Tai buvo šiek tiek vis tiek nejauku ir nežinia, kaip užteks jėgų iki finišo, nes tikrai daug kainuoja jėgų tokios varžybos ir su kiekvienu tempimu vis mažiau jų lieka. Taigi galų gale po viso šito sunkaus darbo turėti nugalėtojo taurę yra labai šaunu. Pats kaip vertini kitų galiūnų pasirodymus ir veteranų mūsų, ir jaunųjų sportininkų, kaip jie tavo akimis pasirodė? Na, visi pasirodė pagal savo galimybės. Aišku, labai gerai pasirodė šiandien Donaldas Andriulis, kuris labai turėjo gerą šansą net ir į prizininkų trejetą patekti. Tačiau pabaigoje truputį pritrūko jėgų ir Sauliaus Brusoko užsispyrimas lėmė, kad jisai vis tik laimėjo trečią vietą. Lygis buvo pakankamai aukštas, sportininkai vien su kitu varžėsi labai artimais rezultatais, taigi varžybos buvo tikrai puikios. Ir trumpai apie savo artimiausius šių metų planus. Na, dabar su Vytautu Lalu išvykstame pasaulio čempionatą Kinijoje, taigi planas yra taip kaip ir pernai užlipti ant nugalėtojų pakilos. O po to, be abejonės, grįžus į Lietuvą, apginti čempiono titulą. Kągi, sėkmės Lietuvos sportininkams užkariaujant pasaulį, be jokios abejonės, tikimės pačių aukščiausių vietų. Ir dar kartą dėkoju Dariui, dėkoju visiems galiūnams, kurie mums suteikė tokį nepaprastą reginį, kuris nuo šiol bus kasmetinis. O BTV televizijos aistruoliams sakome iki pasimatymo kitose
tikrai ne ką mažiau įdomesnėse transliacijose. Iki.